Tikimės, kad šį vakarą nėra Lietuvoje ne vieno vienišo žmogaus. Ne vieno. Oi. Jeigu yra vienišų žmonių, aš įsivaizduočiau tą vienišą žmogų kaip paskutinį asmenį. Na, lengva liurbį dovanoti. Labas. Gerai, pradėk. Gerai? Gerai? Taip, gerai. Prašau, ne dabar. Bet ateina toks laikas, kai pasakai savo, ei, bičias, užteks bėgiuot, paskui kiekvieną. Šiandien yra pati geriausia diena išdrįsti. Virginijau, tavo žmonai reikia orgazmo. Tau reikia pasitulkinti. Aš tau rimtai sakau. Taip, gerai. Tau reikia pasitulkinti. Suprantu, ja. Sveikos mergaitės. Aš tau tikrai patinku? Tikrai. O tu visom mergom taip kalbė, ne? Tai, Rasa, mes šeima. Ir vyras turi teisę žinoti, apie ką žmona galvoja. Mano logika tokia. Kas jis toks? Žinok, man kažkaip taip atrodo, kad jis vat kaip tik žiūri į tave. Rimtai? 3 metus tu man žadėjai paskambinti. 3 metus aš laukiu tavo skambučio. Šnykai iš mano gyvenimo. Kaip? Tegu ne vienas žmogus, nei Kaune, nei Vilniuje, nei Šiauliuose, nei Kaišiadorėse, nei Panevėžyje nelieka vienas. Aš žiūriu į tave pasaulį pro atvirus langus. Kai kyla saulė virš kalnų, kol tyliai miegi tu. Tu pasaka mano, kurioj nebėra apgaulės. Energija mano iš saulės kraštus. Virgi, mes 3 savaitės nesimylėjom. Ras savaitę. Kiek? 3? Ne, tikrai nepraėjo.